Laida tarp manęs ir tavęs. Šiandien mes aptarsime keletą problemų dėl ledų Bravo dingimo. Štai pažiūrėkime šią laidą. Taigi, šiandien mes aptarsime ledų dingimą Bravo. Ir einame į svečius pas vieną žmogų. Kas čia? Laida tarp manęs ir tavęs, ar galime užeiti? Palauk. Tuoj nusileisiu. Labą dieną. Atsitiko, kodėl iškvietėte mūsų laidą? Vieną dieną grįžau iš darbo ir tada žiūriu, mano namuose dingo ledai. Ir tarsi į vandenį, visur jų ieškojau, tikrai niekur nėra. Jaučiu, mano namuose kažkas yra įsikūręs. Gal vagis, net neįsivaizduoju, bet tikrai savo problemą norėčiau perteikti jūsų rankas. Aš suprantu jūs, mes tikrai pabandysime išsiaiškinti šią problemą. Būčiau labai dėkingas, jei surastumėte mano ledus. Nesisielvartaukite. Taigi, mėlyje žmonės, tyrimas prasideda. Tokia situacija mes niekada nebuvom susidūrę. Todėl mes stipriname savo pajėgas. Rastume vagį, mes sugalvojame unikalų sprendimo būdą. Taigi, dabar visi dešinę ranką. Čiupkite virvę. Paimkite virvę į rankas. Dešinę ranką. Paimkite dešinę ranką. Į dešinę? Ar visi paėmėte virvę į dešinę ranką? Taip! Taip! Tikrai visi? Taip! O vagis irgi? Taip! Taigi, išsiaiškiname mūsų šitos situacijos kaltininką. Ir mūsų rėmėjas MTV padovanos mūsų nukentėjusiajam 3 dėžes ledų. Ačiū.